Salon Polityczny. Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Gediminas Kirkilas, wiceprzewodniczący Sejmu, socjaldemokrata, współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Labas rytas jums. Dzień dobry. Labas rytas, dzień dobry. Rekordinio dydžio 43 tūkstančių litų bauda skirta Šalčininkų savivaldybės administracijai už dvikalbius užrašus gatvių. Kada jau baigsis tas nesusipratimas? Geras klausimas. Aš nesu pranašas, nežinau, kada baigsis, bet man tai tokie dalykai iš tikrųjų nepatinka, nes galbūt formaliai tai ir netitinka. Formaliai daug ką galima pritaikyti. Formaliai galima elgtis gyvenime visur. Formaliai, pavyzdžiui, galima dirbti. Yra toks, net tokia yra streiko rūšis formaliai dirbti. Tai manau, kad šiuo požiūriu valdžios elgesys nėra tinkamas, jo labiau, kad dabar svarstamas ir tautinių mažumų įstatymas. Per ilgai, aišku, jisai svarstamas, daug jau metų mes nepriimam sprendimų. O kiek metų dar nepriimsit sprendimų? Tai negaliu prognozuoti, bet tikiuosi, kad vis tik tai koalicija ras savį jėgų, jeigu nesurgdys, aišku, vėl rinkimai. Čia irgi politinė darbotvarkė nėra pati palankiausia tam. Žodžiu, jeigu rinkimai sutrukdys, tai dar šiais metais nebus to priimto įstatymo. Rinkimai baigsis gegužės mėnesį, tai metų dar nemažai laiko lieka. Aš manau, kad galima priimti, turint politinę valią. Aha, o toks sprendimas teismo nediskredituoja Lietuvą tarptautinėje arenoje? Nemažai turim tokių sprendimų panašių. Ir atskirų politikų pasisakymai diskredituoja. Aišku, kad yra. Taip. O Vanda Kravčionak iš frakcijos Lenkų rinkimų akcijos Seime sako, kad sprendimas yra skandalingas ir nacionalistinių jėgų užsakymų padarytas. Sutinkate su tuo? Kieno jėgų užsakymų nežinau. Mes apskritai mėgstam visokias sąmokslo teorijas. Bet čia yra teismo sprendimas. Bet kad yra tokių žmonių su tokiom nuostatom ir kad pas mus nuolat yra kiršinamos tautinės bendrijos. Ir ne tik tai su Lenkais, ir su Rusais, ir su Žydais. Visokie įvairūs pasisakymai. Tai yra blogai. Kad aš jau galvau, kad po 20 metų po nepriklausomybės Lietuva jau tokių. Lietuva įdomiausia yra tai, kad Lietuva pradžioje nepriklausomybės sąjūdžio laikais buvo daug labiau tolerantiška negu dabar. Ir štai, pavyzdžiui, vakar mano kolega Jaroslav Narkevičius Seimo valdybai pristatė biografiją šito žmogaus, kuris yra nubaustas 400 000. Tai jisai buvo aktyvus ir sąjūdžio laikais ir taip toliau. Boleslav Daškevič. Taip. Tai apgailėtina, aišku, situacija. Man asmeniškai kaip Lietuvai yra gėda. Žinot, kad Lenkai čia paskelbė rinkimą tų pinigų baudam ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Logiška. Kiekviena tautinė mažuma, aš tai mėgstu daugiau žodį tautinė bendrija, bet šiuo atveju mažuma, jinai visada turi būti solidari. Jinai taip ir elgesi, visiškai logiškas elgesys. O komentarai yra tokie, kad čia yra toks sprendimas, yra Kosovo istorijos žingsnis lyg. Aš tikiuosi, kad to dar nepasieksim, bet dabartinė situacija, aišku, netenkina. Aš manau, kad valdančioji koalicija yra savį jėgų rimčiau pažvelgti iš tos klausimus, greičiau ieškoti sprendimų. Visi tokie sprendimai atsiranda dėl to, kad ilgai tempama priimti sprendimus iš esmės. O kas tempia? Jūsgi esat valdančios koalicijos rimtas dalyvis. Tai kieno problema čia yra? Ar per mažiau spaudimo daro Lenkų rinkimų akcijos atstovai, ar kažkas labai priešinas? Jeigu koalicinėje taryboje tai vieną kartą tik tai buvo tas klausimas svarstomas, kaip ir sutarėm, bet kol kas sprendimų nėra. O kai buvo svarstomas tas klausimas politinėje taryboje? Tada buvo pritarta, kad grįžti prie seno, bent jau pradžiai prie seno tautinių bendrijų įstatymų. Toks buvo sprendimas tada priimtas. Tai čia buvo, turbūt mūsų pirmininkavim pačioj pradžioj kažkur tai. Bet tą sprendimą labai sukritikavo prezidentė. Daug, ne vien valdančioji koalicija, yra daug politikos veikėjų ir subjektų. Tai prezidentė dažniausiai atspindi konservatorių nuomonę. O dar tiksliau kalbant profesorius Landsbergio, tai mes žinom, kokia yra pozicija. Čia yra viena iš problemų. Iš tos problemos, kurie... Bet tas argumentas, kad tai būtų grįžimas į sovietmečių vos ne laikotarpį, tai kaip jūs vertinate tokį argumentą? Aš niekaip nevertinu, tai yra visiškai tuščias, ką reiškia sovietmetį. Jeigu man paaiškina ir įrodo, kad tai geriau jau turėti įstatymą, negu neturėti nieko. Aš manau, kad mes dabar be jokios reguliacijos šitoje srityje esam dar blogesnį padėti negu sovietmetį. Sovietmetį Sovietų sąjungoje, gal ne visi čia prisimena, bet Sovietų sąjungoje tautiniam mažumom, kaip tuo metu buvo sakoma, buvo skiriama gana daug dėmesio. Ne viskas ten buvo blogai.
Tai jeigu yra gerų dalykų, kodėl jų nepalikt? Ir buvo atsižvelgiama ypatingai į tuos regionus, kur tautinės bendrijos gyvena koncentruotai. Gerai, tai dabar sprendimas buvo toks, kad priimti tą seną variantą. Grįžti. Tiesą sakant, jeigu jūs sakot sovietinis, tai jis beveik pusė nepriklausomybės laikotarpio veikia Lietuvoje. Taip, bet dabar supratau, kad sprendimo, kad nebus grįžtama prie to seno įstatymo. Nežinau, kol kas, man atrodo, kad mūsų koalicija nesvarstė, kokį sprendimą priimti. Ar greitai naują sukurti, kurio pagrindai yra, čia įvairių yra teisininkų. Čia ne taip greitai, jis sukūriamas yra ilgą laikotarpį, dar konservatoriai pradėjo kurti naują įstatymą projektą. Tikrai taip. Tik tai kur jisai strigo? Taigi strigo vyriausybėje. Politinės valios klausimas, aišku, čia yra. Politinės valios klausimas, bet kitas dalykas yra tai, kad iš tikrųjų mūsų įvairiausi teisininkai visokiais būdais bando žlugdyti šitą įstatymą, tai aš tą matau. Juk čia viskas priklauso nuo požiūrį. Jeigu teisininkai žiūrės tik tai taip, kaip surasti visokius argumentus, kad tas įstatymas ten neprieštarauja ar neprieštarauja konstitucijai, arba tas teisininkas ar teisininkų grupė žiūri, kaip surasti sprendimą. Tai kol kas aš nematau tos valios surasti sprendimą. Tai kol teisininkai nepažiūrės kitaip į tą įstatymą, tai ką, neišeisim iš tos aklavietės? Pirmiausia, politikai turi duoti tokią komandą. O iš politikų kas turėtų duoti? Butkevičius, jūs negalite duoti tokios komandos? Mūsų valdančioji koalicija pirmiausia, aišku, turi nuspręsti ir griežtai laikyti šitos linijos. O jūsų valdančioji koalicijoje yra kažkokia jėga, kuri labai priešinasi tam? Ar yra sutarimas? Bent tam posėdį, kuriame aš dalyvau, tai aš nemačiau tokios politinės jėgos, kuri labai tam priešinasi. Tada buvo sutarimas. Po to galbūt kiti reikalai, gal kita politinė darbotvarkė, aišku, visų pirma, pirmininkavimas nunešė mus, kaip sakoma, šiek tiek į kitus sprendimus, bet aš tikiuosi, kad dabar ateina laikas priimti tą sprendimą. Kaip jūs sakot, kad teisininkai gali priešintis, jeigu Lietuva ratifikavo tarptautinės konvencijas, kurios būtent leidžia... Teisininkas visada gali paimti tą aspektą, kuris jam naudingas. Interpretacijos reikalas, taip? Interpretacijos reikalas. Teisininkai, kalbos komisija... Tai čia tarptautinės konvencijos, kurios ratifikuoja valstybės, nėra jokios reikšmės neturi? Šiaip savo ratifikuoja ir nėra... Taip neturėtų būti. Taip neturėtų būti, bet aš dar kartą sakau, jeigu nori, tai sužlugdysi, visada surasi argumentų, kam prieštarauja. Man, pavyzdžiui, aš esu Vilniuje gimęs, aš esu vilnietis. Ir tie, kas aiškina, kad tai prieštarauja kalbos įstatymui arba kažkaip tai žlugdys lietuvių kalbą, tai gimė šiame krašte, jau ir gerai pažinodamas šitą kraštą ir bendraudamas su šito krašto gyventojais, taip pat labai daug ir su Lenkais, tikrai nepraradau nei lietuvių kalbos pojūčio, nei literatūros, nei ko nors panašaus. Priešingai, aš susiduriu ir su kita kultūra, kuri turi ir lietuvių ir lenkų santykių yra labai, ir sąlyčių yra labai daug, ir kultūrinių. Ir lietuvių žydų taip pat yra. Supratau, kad didžiausių diskusijų keletas punktas įstatymo, tautinių mažumų įstatymas, kur prašyta, koks procentas turėtų būti tautinių mažumų gyventojų, kad leistų jiems, kad būtų leidžiama rašyti dvigubą. Žinote, aišku, jeigu mes prisikabinsim vien tik tai prie šito aspekto, tai čia mes tikrai nieko neišspręsime. Nes girdėjau, kad jeigu yra siūlymas 33%, tada ir Vilniuje reiktų rašyti ir rusų 3 kalbom gatvių pavadinimus. Aš manau, kad... Ir čia ir sukėlė didžiausią pasipriešinimą. Taip, būtent šitas. Bet aš manau, kad kai kuriais atvejais reikia daryti išimtį. Jeigu, sakysim, pavyzdžiui, Vilniaus rajono gyventojai to nori, tai padarykime išimtį. Kodėl mes būtinai čia visus dabar suskirstysim procentais? Kažkur bus 303,5, ką ten darysim? Šitie visi... Turi būti kažkoks, jeigu yra įstatymas, turi reglamentuoti, kad nebūtų vėl pertvarkės. Turi reglamentuoti, bet pasižiūrėkite į tas šalis, kurios turi daug tautinių bendrijų, kaip jos sprendžia. Jos sprendžia pirmiausiai surasdamas lanksčius sprendimus, lanksčius. Ir dažniausiai tie lankstumai yra tautinių mažumų naudai. Vat štai ir visas atsakymas. Bet pas mus tas kažkaip nevyksta, neįmanoma. Dėl įvairių priežasčių nevyksta, aišku. Dėl įvairių priežasčių. Dėl to, kad apskritai yra bendra socialinė įtampa ir dažniausiai, lengviausiai yra, nesprendžiant kokių nors ekonomikos ar socialinių klausimų, nukrypti va štai tokias diskusijas. Gerai, kada vyks kitas asamblėjos, Lenkijos Lietuvos asamblėjos parlamentinės posėdis? Kitą savaitę atvyksta mano kolega, ponas Greščiakas, jis taip pat yra, kopirmininkas asamblėjos. Mes buvom praeitais metais susitikę, prezidiumai buvo susitikę Lietuvos Lenkijos parlamentinės asamblėjos. Dabar jisai atvažiuoja ir, kiek aš žinau, planuojam gegužės mėnesį. Vilniuje, mes tarsimės Varšuvoje. Dabar yra Lenkijos eilė organizuoti.
Mes tarsimės, va štai jis atvažiuoja ir kalbės turbūt sausio 13 iškilmingam minėjime ir dalyvaus įvairiuose renginiuose. Ir mes kartu kalbėsimės ir derinsim datą. Dabar tiesą sakant, dėl gegužės. O temas? Ir temas, ir data, bet ir datą taip pat reikia, nes Lenkija taip pat dalyvauja, kaip ir mes. Rinkimuose. Europos parlamento rinkimuose. Lenkam šiek tiek lengviau šiuo atveju, nes pas juos tik vieni rinkimai, Lietuvoje bus daugiau. Tai ar mes darysim anksčiau ar vėliau, aš dar šiandien pasakyti negaliu, galėsiu kitą savaitę pasakyti. O dėl temų? Ir temas, aišku, ką jūs pasiūlysit, ką norėtumėt vėl aptarti? Aš manau, kad mūsų tema kol kas yra viena ir pati pagrindinė, tai kaip mes jau galbūt peržiūrėsim, kaip mes daugelį metų abi šalis vykdome tą geros kaiminystės, draugystės tarpusio susitikimą. Yra išleisti net ir leidiniai, yra tikrai nemažai kas padaryta, aš tai neseniai esu peržiūrėjęs. Ir aš manau, kad tai čia yra mūsų pagrindinis darbas. O tarp valstybinės sutartys tarp Lenkijos ir Lietuvos yra įvykdyta 100%? Tai aš apie tai ir kalbu, apie tos tarp valstybinės sutarties vykdymą. Čia reikia padaryti ir tam tikrą, ne reviziją, ne auditą, bet pasižiūrėti, kas yra padaryta, grįžti prie to. Tai yra vienas dalykas. Gal geriau nedaryti revizijos, nes pasirodys, kad nevykdėm vieno punkto svarbos dėl pavardžių rašymo. Nežinant, kad ko neįvykdėm, ne vien tik tai šitą, yra ir daugiau neįvykdytų dalykų, bet tai nesvarbu. Aš manau, kad bus ir tam tikrai ir politinė darbo atvarkė. Aš manau, kad Lietuva ir Lenkija domina, sakysim, rytų kaiminystės klausimai. Manau, kad ir čia reikės kalbėti. Kaip žinote, Ukrainos, pavyzdžiui, atveju Lietuvos ir Lenkijos politika, aišku, buvo aktyviausia. Ir tebelieka ir išliks, aš manau. Tai kaip jūs vertinat dabartinius Lietuvos-Lenkijos santykius? Aš norėčiau, kad jie būtų geresni. O kodėl jie nėra geresni, dėl ko? Jūs priežastis ir be manęs gerai žinote. Iš esmės jie prieš keletą metų beveik buvo užšaldyti, dabar bandoma atitirpdyti ledus. Ar pavyks, nežinau. Bet praeitų metų pradžioje ir Butkevičius, Linkevičius, kurie lankėsi Varšuvoje, vėl žadėjo išspręsti problemas. Ir tai būtų rinktas linksnis atšilimo. Metai baigėsi ir nieko nepadarė. Nėra blogai, kad žadėjo. Blogiau būtų, kad nebūtų žadėję. Blogiau būtų, kad kai buvo geriau būtų, jeigu žadėtų ir vykdytų. Tai būtų pats geriausias variantas. Ar čia yra impossible pas mus Lietuvoje? Nežinau, pažiūrėsim. Yra politikų tokių kaip aš ir ne tik tai aš ir kiti, kurie galvojam, kad mes turim atstatyti Lietuvos-Lenkijos santykius visais lygiais. Ir aš manau, kad ta praktika, kuri buvo pradėta Algirdo Brazausko, pratęsta Valdo Adamkaus, pradedant nuo susitarimo, kurio darybose aš pats dalyvavau prieš 20 metų beje, jinai buvo teisinga. Deja, mes turėjom štai tokį keistą laikotarpį. Dėl įvairių priežasčių aš nenoriu jų minėti. Aš manau, kad mes abi šalis, abi tautos pajėgios atstatyti. Blogiausia, kad tas laikotarpis keistas, kaip jūs sakote, jisai tęsiasi. Tai yra blogiausias rinkus. Gerai, keičiam temą, apie rinkimus dar pakalbėsime. Anot Andriukaičio kandidatų rinkimuose privalo būti partijos pirmininkas Butkevičius. O jūs kaip manot? Na, aišku, tai visiškai logiškas sprendimas ir pasiūlymas ir galvojimas. Tačiau Algirdas Butkevičius ne vien tik tai nuo pačios viskas partijos priklauso, kaip kartais Vytenis sako, partija iškels į pareigos, vis tik tai dalyvavimas prezidento rinkimuose didelė dalimi ir asmeninis apsisprendimas. Tai kol kas Algirdas Butkevičius galvoja, jog jisai toliau norėtų vadovauti vyriausybei. Bet politologai sako, kad socdemai galėtų pasimokyti iš konservatorių, kad socialdemokratams reikėtų pagalvoti apie pirminius rinkimus partijos viduje, renkant kandidatą į prezidentus, kaip daro konservatoriai. Tai man tai keista šitą politologų nuomonę. Pirmiausia, konservatoriai jokių pirminių rinkimų. Jie jau nuo 98 metais, paskutinį kartą jie buvo iškėlę kandidatą į prezidentus. Tai yra Vytautą Landsbergį. Ta prasme savo, bet remia, sprendimas yra remti. Ne, aš manau, kad čia politologai painioja. Tai buvo rinkimai partijos viduje dėl pirmininko, jokių būdų ne dėl kandidato į prezidentus. Tai čia yra, tokia kažkokia tai labai grubi. Gerai, o jūsų partija dabar kandidatą į prezidentus turėtų patvirtinti, nes prezidiumas iškėlė, taip, o dabar taryba partijos turėtų patvirtinti. Ar kada jis bus oficialiai iškeltas kandidatas? Taip, sausio 18 dieną partijos konferencijų suvažiavime. O šiandien kaip tik tai vyks prezidiumas, šeštadienį vyks taryba ir taryba pasiūlys tą kandidatą
Dar kitam. Kurį patvirtino taryba, taip? Čia formalumas ar bus dar diskusijų partijoje? Jeigu nesutiks su tarybos sprendimu suvažiavimo delegatai, gali būti ir diskusija. Jeigu bus daugiau tokių Andriukaičių, daug turi tokių Andriukaičių partijoje, kurie nesutinka su prezidiumo tarybos? Manau, kad mes visada turim diskusijas. Mes nesam tokia partija, kur šeimininkas ar vadas pasako ir to baigėsi viskas. Tai todėl dar kartą grįžtu prie konservatorių. Man labai keista šitą politologą, aš ją perskaičiau. Tai nemačiau nei karto jokių rinkimų. Jau 16 metų konservatoriai nedalyvauja prezidento rinkimuose. Kokie ten buvo pirminiai rinkimai? Atleiskit. Kas tie kandidatai? Gal Andrius Kubilius? Gal todėl ir neturėjo kandidato, kad buvo pirminiai rinkimai ir neiškėlė kandidato? Aš nežinau, manau, kad nebuvo jokių pirminių rinkimų. Čia bet yra grįžtant į jūsų partiją, visiška falsifikacija. Leiskit, kodėl prezidiumas nesvarstė Andriukaičio kandidatūros? Svarstė? Kaip nesvarstė? Andriukaitis sako, kad nesvarstė. Jis pats nedalyvavo, aš buvau tam prezidiume ir ten mes svarstėm visus kandidatus, o jų buvo, man atrodo, 5 ar 6 iškelti skyrių. Ir visi buvo, taip pat Vilija Blinkevičiūtė, man atrodo, Julius Sabatauskas, dar kažkas tai. Ir mes tiesiog pasiūlėm tą, kurį iškėlė daugiausiai skyrių. Tai pirmiausia pasiūlymas buvo Algirdo Butkevičiui, kurį išskyrė beveik visi skyriai. Antroje vietoje buvo Povilas Balčytis, man atrodo, 42 ar 43 skyriai. Toliau visi kiti buvo ženkliai mažiau. Ir kadangi Butkevičius pasakė, kad nenorėtų, tada liko antras pagal eilę. Taip. Gerai, o turi šansų Balčytis prieš Grybauskaitę? Aš manau, kad turi, visada turi šansų. Pamatysim, dar daug laiko. Ne taip jau daug. Kada jau nemažai. prasidės jūsų rinkiminė kampanija ir su kokiu šūkiu? Iš karto prasidės kaip po suvažiavimo. Iš karto po suvažiavimo, kaip jūs žinote, yra visokie formalumai. Pirmiausia, turi būti surinkti parašai kandidatų į prezidentus. Ta mes, aišku, padarysim 10 tūkstančių, greitai. taip? Ne, 20 tūkstančių. 20 tūkstančių. 10 tūkstančių reikia surinkti Europos parlamento sąrašą. Irgi pirmą kartą Taip, pirmą kartą. reikalavimas. Gerai, ačiū Jums labai už Ačiū pokalbį. Jums. Geros dienos i linkime. Geros dienos. A naszym gościem był Gediminas Kirkilas, wiceprzewodniczący Sejmu, wiceprzewodniczący Partii Socjaldemokratycznej i przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego ze strony litewskiej, Polski i Litwy. Radio Znak Wilna.